Gal pridegs dėl jaukumo. Surelį pridegs. Labai panašu į petardos natą. Nesusprogs surelis tavo. O čia žiūrėkam padėklą, mes visi sutarėm. Iki gal nereikėjo sukti. Sorry. Tai sveiki, čia ir vėl pasikalbėjome prie surelių. Šiandien pas mus komedijos šaunaliukas, Evaldas Jasaitis, dar kitaip vadinam šniceliu komedijai. Kaip gavai šitą pravardę, man įdomu. Šnicelio? Kas mane taip vadina? Nežinau, bet tiesiog nežinau, iš kur pravardės atsiranda. Bet... Ir neužstojom ties nesąmonėm. Tu turi svetainį pavadinimu evaldas.jasaitis.com. Jo. Kodėl ne LT ar neuždirbi pinigų? Nes evaldas.jasaitis.lt labai negražiai atrodo, nes per daug aukštų raidžių. Nes Evaldas Jasaitis, T-I-L-T ir tada gauna Evaldas Jasaitis. evaldas.jasaitis.com. Čia dar su pažadu, kad į užsienio rinką išeisiu kada nors. Reikės special angliškai įkelt, pavyzdžiui. Ką toliau? Liulė. Gal kavos arbatos, kad jaukiau būtų. Gal kavos. Aš arbatas. Gali padaryti su žodžiu inka, bajerį. Man? Aha. Plaukia laivus ir sako, reikia sustoti, mes inka. Yra. Geras šiaip. Gavom porą klausimų nuo gerbėjų, nes buvo įsikėlęs story, bet užhaidinau, kad tu nematytum. Nu, čia bus, taip, nepatogus. Sveikas Evaldai, žiūrėjau pasikalbėjimų prie surelio epizodą, su tavimi buvo paminėta, kad tavo pravardė Šnicelis, kaip ją gavai? Čia tavo klausimas. Ne, man uždavė. Nu, mano, nes aš išsirašiau, bet... Va, pagarbėjai, Mantas Pataston Cutler Grimalis. Dar uždavė žiūrovą klausimą, ar? Ne. Aš sakau, nežinau, kaip pravardės atsiranda, bet...